Sveiki. Dabar kreipčiausi į tuos, kurie yra šiek tiek vyresnės kartos. Ar prisimenat tokį multfilmą apie kurmį ir coliukę? Jeigu neprisimenat, galiu priminti, kad ten buvo toks kurmis su skaitliukais, kuris coliukiai gadino gyvenimą ir viską nuolat skaičiuodavo iki paskutinio grūdo, suinventorizuodavo ir buvo toks labai bjaurus, nemalonus atstumiantis personažas, kurio prototipas gyvenime yra buhalteris. Kas esat jaunesni, turbūt matėt neseną multfilmą pavadinimu Siela. Tarp kitko labai gražus filmukas, rekomenduočiau pažiūrėti, jeigu nematėt. Bet vėlgi mes ten sutinkam tokį personažą buhalterį, kuris skaičiuoja į dangų nukeliausias sielas ir kai vienos pasigenda, puola, meta viską ir puola ją medžioti. Ir jis tiek yra nuobodus ir atstumiantis, kad jam žmogaus siela nereiškia nieko, jam labai svarbu yra skaičiukai. Ir kartais aš pagalvoju, o kodėl tas buhalterio personažas yra toks neigiamas, koks tikslas yra jį tokį sukurti. Ir tiem, kas mėgstat sąmokslo teorijas, tai čia gera mintis. Galbūt mes specialiai programuojame nekęsti skaičių tam, kad nemokėtumėm susiskaičiuoti savų finansų ir visą gyvenimą nuo ryto iki vakaro dirbtumėm, artumėm, vargtumėm vien tik tai todėl, kad negebam susiskaičiuoti savo finansų, o negebam todėl, kad labai nemėgstam to personažo neigiamo. Tas buhalteris mums tiek atstumiantis, kad net savo skaičių susivesti yra nefaina, savo skaičių susižiūrėti. Tai kodėl tie buhalteriai yra tokie bjaurūs, reiklus, nuobodus ir panašiai? Karjeros pradžioje aš pradėjau dirbti atstovybėje didelės kompanijos, vakarietiškos kompanijos čia Lietuvoje. Ir mes turėjom labai daug visokių taisyklių, instrukcijų, kaip mes turėtumėm tam versle elgtis. Ir man visą tai atrodė per daug biurokratiška, nuobodu ir per mažai gyvybės. Ir aš labai vertinau ir po šiai dienai labai vertinu žmogiškai santykį ir gerą nuoširdų ryšį su kolega aš statydavau aukščiau už pareigas. Tai elementariai, jeigu aš turiu gauti iš sandėlininko inventorizaciją ir jos laiku negaunu, tai aš jam ten leidžiu pasiteisinti, leidžiu kažko nepadaryti, nueinu už jį pasiaiškinti vadovui, paaiškinu, kokia buvo sudėtinga situacija ir taip toliau ir panašiai. Ir tai, su kiekvienu darbuotoju, tai galėjo būti vadybininkas, tai galėjo, kuris skolų neišmušė laiku. Ir taip eidavau kiekvienais metais, artėjant finansinės atskaitomybės sudarimui ant to raudono kilimo ir aiškindavausi už visus, kodėl tas ir anas nepadaryti laiku. Ir spėkit, kas gaudavo per galvą. Kam neišmokėdavo premijos arba, ten nenoriai keldavo atlyginimą. Tai va taip keletą metų iš eilės, pridenginėdama kolegas, nes skųsti yra labai negražu, neetiška ir panašiai. Galų gale supratau, kad aš nuolat atsiduriu kvailio vietoj ir man tas atsibodo. Ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, ne kartą gyvenimas pilnas yra paradoksų, ar ne? Ir sakykime, du lengviausi elementai, vandenilis ir deguonis, jisai sudaro patį sunkiausią elementą vandenį. Ir du nuodingiausi elementai natris ir chloridas sudaro druską, be kurios mes neišgyventume. Tai taip ir verslas yra sudarytas iš taisyklių ir instrukcijų ir, kaip ten bebūtų gaila, dokumentų ir be šito jis negali gyvuoti. Ir jeigu kyla klausimas, kodėl dideli verslai yra tokie biurokratiški, tai turėkime minty, kad mažas verslas, jis yra lankstus ir jisai gali gana greitai reaguoti į situacijas ir vadovas daugmaž viską turi savo galvoje, jam nereikia to aprašinėti procesų, taisyklių, panašiai. Kuo verslas didesnis, tuo jo svoris yra didesnis, tai panašiai kaip traktorių išjudinti, ar ne, tai nėra taip lengva. Ir jis negali sau leisti didelių klaidų, nes jeigu koks nors ten mažas koltukas įvažiuos kur nors, tai gal jis tiek daug žalos nepadarys, kaip įvažiavęs netyčia ne tuo keliu nusukęs buldozeris. Tai tam, kad ta trajektorija jo būtų teisinga, jisai turi praeiti sprendimo etapus, suderinti
kažkokius tai veiksmus su atitinkamais asmenimis, visa tai trunka dėl to ir biurokratija yra dėl to ir už to stovi labai racionalus protas. Dabar, jeigu pamastytumėm apie pačią buhalteriją, ar ne, tą skaičiukų fiksavimą, užrašinėjimą, tai vėlgi prisiminkim, kad šumerai išrado raštą prieš 5000 metų, tikrai ne tam, kad Šekspyras meilės pjesės užrašinėtų ir ne tam, kad įsimylėliai vienas kitam gražius laiškus siųstų. Šumerai išrado raštą tam, kad jie galėtų fiksuoti savo apskaitą. Jų veikla tapo tiek plati, kad jiems buvo jau būtina užsirašinėti, kas kam kiek ką atidavė už kiek ir kas kam kiek skolingas. Ir nesinaudoti savo asmeniniam gyvenime tuo, ką šumerai išrado prieš 5000 metų, būtų ganėtinai neprotinga. Kaip nelengva tą padaryti, tai aš pati puikiai žinau savo kailiu ir vėlgi savo karjeros pradžioje be patirties aš negalėjau pretenduoti į didelį atlyginimą, dirbau už tikrai simbolinę sumą tam, kad sukaupčiau patirtį ir man niekaip neužtekdavo pinigų pragyvenimui. Ir finansinio jokio užnugario aš neturėjau, turėjau gyventi iš to, ką uždirbu pati, išlaikyti savo vaiką. Ir kaip finansininkė, aišku, aš supratau, kad man reikia užsirašinėti savo sąnaudas, nes pajamas aš ir taip puikiai žinau. Tai tas sąnaudas aš užsirašinėdavau, man labai nepatiko tai, ką aš matydavau, užmesdavau tą reikalą, vėl užsirašinėdavau, vėl užmesdavau, nedariau to nuosekliai, galbūt kokius 2 ar netgi 3 metus. Ir visus tuos metus aš gyvenau su stresu, nes įpusėjus mėnesį aš jau nebeturėdavau savo atlyginimo, nebeturėdavau iš ko toliau gyventi. Ir tas stresas siaubingai nepatiko, tas nerimas labai nepatiko ir galų gale aš nusprendžiau, kad nebėra kur slėptis, reikia būti atvirai pačiai su savimi ir taikyti visas taisyklės, kurias aš jums anksčiau video išvardinau ir ėmiau užsirašinėti nuosekliai, kad ir kaip man tai nepatiktų. Na ir kas nutiko, kai aš juodu ant balto susifiksavau visas savo išlaidas? Nutiko toks gyvenimas, paprastas dalykas, kai aš pamačiau juodu ant balto, kad aš neuždirbu netgi savo savikainai. Man neužtenka nuomai, komunaliniams ir maistui. Tai apie kažkokias pėdkelnes aš negaliu net svajoti, apie kirpyklas ir taip toliau. Vėlgi tai yra man neleistina prabangos prekė tuo metu. Tai kas toliau? Kai turi tuos skaičius ir turi neišvengiamai, ateini iki to momento, kai supranti, toliau reikalingas yra veiksmų planas, ką daryti. Sakykime, pajamų savikainos sutrumpinti aš niekaip negaliu, sumažinti aš nieko negaliu, negaliu mažiau valgyti, mažiau nuomos mokėti ir panašiai. Tai tada reiškia, reikia kelti pajamas. Kaip kelti tas pajamas? Tada eini pas darbdavį ir klausi, kokias papildomas užduotis aš galiu prisiimti, kaip aš galiu papildomai uždirbti, kur aš galiu dirbti efektyviau, ką aš galiu daryti geriau. Ir nuo šitų klausimų savo pačiai ir vadovybei prasideda toks augimas finansinis, kas be ko, bet asmenis irgi. Ir ganėtinai ženklus, ir ganėtinai efektyvus, ir ganėtinai greitas. Tai tas įprotis susiformavęs prieš daugybę metų, klausti savęs, kaip aš galiu uždirbti daugiau, jis išliko po šiai dienai, nors tai man jau senai nebėra būtinybė. Ir fiksuoti sąnaudas išliko po šiai dienai ir vėlgi tai senai jau nebėra būtinybė. Pačias būtinasias aš jau mintinai žinau, ten savo silpnasias vietas, kur aš išleidžiu galbūt daugiau emociškai, negu kad finansiškai pagrįstai, aš irgi puikiai žinau ir puikiai žinau, kaip su tuo gyventi. Galiu tai sau leisti ar negaliu. Tai kaip ir nebėra tos prievolės registruoti. Bet žinokit, man tai tapo malonumu, nes labai faina matyti tą kitokį balansą, kur jau reikia sugaudyti nebe minusą, o pliusą. Tai visiems linkiu to paties, kad sekti savo finansus, užsirašinėti savo finansus būtų smagu. Na ir ką, ir pradėkim nuo mažų žingsnelių. Ir svarbiausia, nuoseklių žingsnelių. Tai sėkmės visiems keliaujant į labai riebų pliusą, į labai gražius finansus ir iki sekančių malonių